Labas vakaras, krepšinio šventė Kėdainiuose, sugrįžta nacionalinės krepšinio savo pirmųjų taškų, kelios sekundės atakai, čia metimos iš toli ir Laurynas Danielis. Brigada taip pat įtraukta į finansų rinkimą Kėdainiams. Rokas Uzas susistato kojytės ir pataiko nelerima kamuolį Jurbarkas greitajame puolime. Justas Nausėdas iki galo jo taškai. Ir minėjau, rinko po 20 taškų, Kuprijanovo skaičiai 13,5, Paulius Semaška. Atakuojamas Volunta. Verbstė, apsisukimas, Medas Kuprijanovas. Matome Tomą Balčiūną, bet tai ir yra šio sezono Jurbarkas. Danielius. Urbo NKL. Čia kalbant apie žaidimą, prieš Šarūną Volunta, perdamas Rokui Uzui, galiausiai priima kamuolį Uzas, kokius metimus pradėjo. Dabar vėl jis su kamuoliu į kairę pusę, jo prasiveržimas, tai jau yra Paulius Kuprijanovas, gali ir perdamą atlikti, gali ir kamuolį atkovoti, gali ir pats užsibaigti, dabar blokai ir tai aišku taip pat svarbus veiksnys. Gynyboje, o dabar Lukošius viena ranka triumfuoja. Rokas Uzas, jo perdamas, greita ataka, dar 2 taškai. Plius paskutinė trečiojo kėlinio minutė, Balčiūno geras perdamas, Matulis Šarūnas Volunta su 4 pražangomis, jo sudėtingas metimas. Vienu metu trečiajame kėlinyje Kėdainiai pirmavo 18, pataiko 3 taškai, tik -5. Čia pražanga metimo metu. Matėme, ten buvo raminamos emocijos, bet jų buvo per daug, o Kėdainiai kamuolį perima, Danielius nedės, bet užtenka ir 2 taškų. Variantų čia nėra, atsidengia Danielius, eina jis į baudos aikštelę ir pataiko kamuolį. Ir Liepuonis, iš toli, 3 taškai, Justas Tamulis. Jo, koks perdamas Karolis Guščikas iš po krepšio, tai ko gero gali būti ir taškas, bet klysta Kėdainiai ir dabar jau Guščikas su Lukošiaus. Kėdainiai laimi 55-57. Čia dar Jurbarkas pataiko metimą ir visiškai priartėja prie Kėdainių, bet Kėdainių sporto centras iškovoja istorinę pergalę. Su tuo galima ir pasveikinti visus šio miesto gyventojus, šio miesto